balerinos sūnus. Mano mama šoko Kauno muzikiniam teatre. Tad man pasirinkimo tokio nebuvo. Man daugiausiai patinka baletas. Baletas man yra kaip priemonė, techninė priemonė, moderniai išreikšti choreografiją, kuri gali būti sintezuota kartu su šiuolaikiniu šokiu, su neoklasiciniu, su pačiu dansu, su hip-hopu. Kai aš baigiau baleto mokyklą Vilniuje, tai aišku, kalbos baletas buvo mano buvo didelis toks genijus, kuriuo aš labai žavėjausi. Bet po to, kad kuo daugiau mano išsilavinimas tai yra tik tai diplomas, o jisai apauga domėjimusi savo profesiją ir dėl to aš labai domėjausi. Aš vienas iš pirmųjų Lietuvoje pradėjau moderną baleto scenoje 80 metais. Tad tas ėjimas į tą moderną, matyt, man kažkaip tai labai daug, kaip sakant, stilių sukūrė. Dėl to aš perėjau per daug labai stilių. Aišku, be kalbos aš dirbau ir šou, restorane šokau tarybiniais metais, tad kažkokiu tai irgi buvo, bet tais laikais aš hip-hopo nebuvo, streetdansas kažkur vėliau atsirado. Bet man visą tai labai patinka. Suprantat, iš karto paduoti iki judesį, jam tokia energetika tą, suprantat? Jūs dabar pačiam gale labai fainai padarė, o iki to jūs nieko jūs įtėjo. O to žiūrėkite, čia, jūs įsteigti, čia, jo, paduokit judesio tą. No. I. Kaip aš jaunimą suprantu, geras oras visiems reikalingas, ne tik jaunimui ir man labai reikalingas. Bet aš galvoju iš viso turėti savo užsiėmimą ir dar kai tas užsiėmimas yra lydimas gera muzika ir daug draugų gali turėti ir šokis nėra agresyvus šokis, jis kuria dvasingumą viduje ir aš galvoju, kad jeigu būtų mokyklose privalomas vietoj fizinio šokis, o dabar šokis pasidarė labai plati savoka ir Amerikoje hip-hopas kaip auklėjamoji priemonė yra. Galvoju, kad dauguma mūsų jaunų žmonių nepasuktų tais blogais keliais, nes šokis jisai neneša agresijos, jis tą džiaugsmą kažkokį tai neša. Ir aš palinkėčiau nenustoti džiaugtis, nes gyvenime turbūt vertybė džiaugsmas, kurį niekados tavęs neišduos. O liūdėti tai spėsi ir pasivaikščioti.